Sveiki, mėlyjeji. Su džiaugsmu verčiu ir vėl šventąjį raštą ir žvelgiu, kasgi čia užrašyta, kogi jis moko, šis nesenstantis, neprarandantis aktualumo žodis. Žodis, kuris turi ką pasakyti kiekvienam iš mūsų. Dievas, gerai pažįstantis mūsų žmonės, kaip savo kūrinius ir kiekvieną asmeniškai žino, kas mes esam, kuo mes gyvi, kas mūsų širdyse, kas mūsų mintyse. Žino mūsų poreikius, mūsų dvasinius poreikius, mūsų fizinius poreikius, mūsų sielos poreikius. Ir kaip mūsų kūrėjas, kaip tėvas, dangiškas tėvas, jis nori prisiliesti prie mūsų, nori aplankyti mus, nori prabilti mus, nori vesti mus, kaip tėvas veda už rankos savo vaiką, kad šis nesukluptų. Taip ir Dievas per savo žodį bando atrasti prieimą prie mūsų, bando prabilti į mus, taip kad mes jį suprastume, taip kad mes jį pažintume, jo klausytume, jo sektume, jo pasitikėtume. Ir ne visada yra paprasta suprasti, ką jis turi omeny, bet su šventosios dvasios pagalba, taip pat įdėjus šiek tiek pastangų pasigilinant į Dievo žodį, žiektas atrodytų nesuprantamas, mįslingas žodis tampa kur kas aiškesnis, kur kas daugiau kalbantis. Ir šiandieną mes skaitysime iš Išėjimo knygos 28 skyrių, kuris pasakos mums apie kunigų drabužius. Kaip kunigai, einantys tarnystę, susitikimo palapinėje, Aronas kaip vyriausiasis kunigas ir jo sūnus, kaip kunigai, kaip jie turėjo atrodyti, kaip jie turėjo apsirengti, kaip jie turėjo atrodyti išoriškai, vykdydami tą tarnystę Dievui. Ir mes matome, kad Dievui buvo ne tas pats, kaip jie apsirengs. Dievui buvo svarbu, kad jie apsirengtų atitinkamai. Kaip tai atrodys, mes toj pat skaitysime. Bet natūraliai iškyla klausimas, o kas mums iš to, ar ne? Kokia mums iš to nauda, kaip mums tai pritaikyti? Ir skaitydami eilutę po eilutės mes pabandysime atrasti tuos pritaikymo būdus ir mums. Taigi, Išėjimo knygos 28 skyrius. Beje, trumpai prisimenant, praeiti skyriai mums kalbėjo, praeitose skyriuose Dievas kalbėjo apie tai, kad Mozė turi pastatyti šventyklą arba susitikimo palapinę, kitaip vadinama tą vietą, kur gyvens Dievo buvimas, Dievo artumas, ir buvo detaliai nurodyta Mozei, kaip turi būti, iš ko turi būti statoma ta palapinė. Kokie daiktai turi būti padaryti, kas ten turi būti viduj. O dabar Dievas žengia kitą žingsnį ir moko, nurodo, kas turės tenais tarnauti, kaip turės būti apsirengę. Kitame skyriuje mes skaitysime, kaip bus išventinti tie žmonės, tie kunigai tai tarnystei paskirti, įgalinti tai tarnystei. Žodžiu, Dievas nuosekliai, detaliai kalba apie visą tą tarnavimą, kuris bus priimtinas jam. Tarnavimas skirta būtent, jeigu trupučiuką atsitraukti ir pasižiūrėti į prasmę to tarnavimo, susitikimo palapinėje, tai be jokios abejonės, kad kunigai, besiartinantis prie Dievo, bus tarpininkai tarp Dievo tautos, tarp Dievo žmonių. Jaukos aukas, kaip permaldavimo už jų nuodėmes. Kitaip tariant, tai bus sutaikinimo tarnavimas, žmonių su Dievu sutaikinimo tarnavimas per tarpininkus, kunigus, kurie aukos žmonių atneštas aukas Dievui. Bet visam tam procesui, visai tai tarnystė reikalingos tam tikros detalės, tam tikri konkretūs nurodymai, kuriuos Dievas čia ir išsako. Ir gilinantis į tai, jau kalbėdami apie susitikimo palapinę, mes pamatėme, kokį pritaikymą mes galime
atrasti, aptikti šiai dienai. Jeigu neklausėte šių laidų, aš kviečiu perklausyti ir atrasti tos pritaikymo būdus savo. Na, o šiandieną, kaip ir minėjau, kalbėkime apie kunigų drabužius. 28 išėjimo knygos skyrius nuo 1 eilutės skaitykime. Tegu Aaronas ir jo sūnus Nadabas, Abijus, Eleazaras ir Itamaras eina kunigų tarnystę. Savo broliui Aaronui padarysi šventus drabužius, kad jis atrodytų iškilmingai ir gražiai. Na štai, jau čia 1 eilutėse mes pamatome tikslą. Dievo troškimą. Koks yra Dievo troškimas? Kad kunigas ateitų jo akivaizdon apsirengęs iškilmingai ir gražiai. Ne bet kaip, nenuskūręs, ne taip kaip jam šovė į galvą apsirengti, ne tai, ką po ranka rado, bet apsirengti atitinkamai, išskirtinai. Pabrėžiant santykį Dievą, kad aš ateinu pas Dievą, todėl aš apsirengsiu atitinkamai, iškilmingai ir gražiai Dievo akivaizdoj. Ar ne, toks Dievo yra troškimas. Ir tai kalba be jokios abejonės apie santykį visų pirmiausia. Kad santykį mes kažkaip išreiškiame išoriškai. Taip mes galim sakyti, viskas yra mano širdį, Dievas mato mano širdį, bet taip pat jeigu ten širdį yra pagarba, tai jinai atsispindės ir išorėje. Ar ne? Nes kaip ir Jėzus yra pasakęs, kad lūpos kalba iš širdies gausos. Tai, ką mes matome išorėje, taip pasireiškia mūsų vidus, taip kalba mūsų širdis išoriškai. Per drabužius, per žodžius, per veiksmus ir panašiai. Taigi pasižiūrėjęs į žmogų, jo išorę, kaip jis atrodo, gali nemažai pasakyti, kas yra jo širdyje. Ar ten yra harmonija, taika, ramybė, ar ten chaosas, pasimetimas, maištas, ar dar kažkokie kiti dalykai. Tai norom, nenorom mes išsiduodame iš tikrųjų. Išduodame kitiems aplinkiniams, kas yra mūsų viduj. Ir Dievas nori, kad būtent kunigai jie vilkėtų iškilmingai ir gražiai. 3 eilutė. Kalbėk visiems išmintingiesiems, kuriuos aš pripildžiau išminties dvasios, kad jie padarytų Aaronui drabužius ir jis būtų išventintas tarnauti kunigu mano akivaizdoje. Taigi, kaip ir šventyklą arba susitikimo palapinę mes matėme, turės statyti išmintingi, nagingi žmonės, išmanų žmonės, taip ir drabužius kunigams turės pasiūti, paruošti, padaryti irgi išmintingi žodžiai, žmonės, nes tie drabužiai bus neeiliniai. Ir tuo mes pamatysime, kaip jie atrodys. Jie turi padaryti šiuos drabužius: krūtinę skydelį, efodą, tuniką, siaurą drobinę jupą, mitrą ir juostą. Ir kai kurie šių žodžių mums gali būti nesuprantami, neaiškus, kasgi tai per efodas, kasgi tai per mitrą ar tuniką, bet aš kviečiau pasižiūrėti internete, įvesti būtent Izraelio kunigo aprėdas, drabužis ir pamatysite, kaip tie dalykai praktiškai atrodė. Yra tikrai daug įvairių vaizdų, nuotraukų, kaip tai atrodė ir kad mes galėtume įsivaizduoti. Aš trumpai pabandysiu tai nusakyti, pasakot, bet tam, kad vizualiai pamatyti, be abejo yra geriau vieną kartą pamatyti, negu 100 kartų išgirsti, ar ne? Ir sako, jie padarys šventus drabužius tavo broliui Aaronui ir jo sūnums, kurie eis kunigų tarnystę. Ir štai mes matome jau antrą kartą, tie drabužiai Aaronui ir jo sūnums arba kunigams skirti drabužiai pavadinami šventais. Antroje eilutėje mes skaitėme, kad padarysi Aaronui šventus drabužius, dabar vėl skaitome, jie padarys šventus drabužius, kad eitų kunigų tarnystę. Ir čia mes matome dar vieną tokią galimą nuorodą arba
pritaikymo galimybę, kada mes kalbame apie kunigo drabužius ir jų paskirtį, mes pamatome, kad kunigas atrodytų iškilmingai, gražiai ir tie drabužiai vadinami šventi. Tai reiškia, kad tie drabužiai yra skirti, pašvesti, paskirti būtent tai ir tik tai tarnystei, tam ir tik tam tikslui eiti į susitikimo palapinę ir vykdyti tarnystę Dievui. Šventi drabužiai. Ir kada mes kalbame apie drabužį, mes galime tai greičiausiai susijęti taip pat su mūsų, tiesiogiai susijęti su mūsų išoriniu gyvenimu. Kaip mes ir sakome, drabužis yra fizinis daiktas, jis yra regimas, jis yra apčiuopiamas. Tu gali pamatyti jo spalvą, tu gali nustatyti jo, pamatyti iš ko jis padarytas, kokia medžiaga, tu matai jo formas ir panašiai ir panašiai. Ir tai greičiausiai simbolizuoja būtent mūsų praktinį gyvenimą, tikinčio žmogaus regimą visiems kaimynams, giminaičiams, praeiviams gatvėje, darbo kolegoms. Gyvenimo žmogaus, kuris tiki Dievu. Tai yra tarsi tas drabužis, kuris kalba apie mūsų gyvenimą. Ir čia mes matome, kad vienas iš pritaikymų būtent šio teksto apie kunigo drabužius yra būtent žiūrėti, koks yra mūsų kaip tikinčiųjų gyvenimas. Juolab, kad Naujasis testamentas sako, jog mes tikintieji esame kunigai. Jeigu Izraelio tautoj būtent tik tai vienos giminės, Levio giminės atstovai galėjo būti kunigais, tai Naujojo testamento metu visi patikėję Jėzumi Kristumi tampa Dievo kunigais. Tai tarnystei, kurią atlikdavo Senojo testamento metu levitai kunigai, Naujojo testamento metu Dievas pakoregavo šitą principą ir kunigais tampa kiekvienas patikėjęs Dievu. Ir iš tikrųjų labai daug galima kalbėti apie kunigystę, apie kunigus, apie jų pašaukimą, apie jų tarnystę, apie jų pareigas, bet jeigu trumpai kalbant, aš norėčiau visų pirma paskaityti porą eilučių patvirtinančių tai, jog mes esame kunigais, kad Aronas kaip vyriausiasis kunigas, jisai simbolizuoja, jisai rodo į Jėzų Kristų kaip vyriausiąjį kunigą, kuris buvo, apie kurį mes skaitome ypatingai daug Hebrajams laiške arba Žydams laiške. Ir pavyzdžiui, štai tokios eilutės 7 skyriuje, 26 eilutė, mums priderėjo turėti tokį vyriausiąjį kunigą, šventą, nekaltą, tyrą, atskirtą nuo nusidėjėlių ir išaukštintą virš dangų. Taigi sako, mums priderėjo turėti tokį vyriausiąjį kunigą, šventą, nekaltą, tyrą, atskirtą nuo nusidėjėlių. Taigi mes matome, čia mes skaitome 28 Išėjimo knygos skyriuje apie šventus drabužius, kurie priderėjo Aronui kaip vyriausiam kunigui ir jo sūnums kaip kitiems kunigams. Bet taip pat mes skaitome dabar apie vyriausiąjį kunigą Jėzų Kristų, apie kurį pranašiškai Dievas kalba, rodo per Aroną. Sakykime, kad jau nebe Jėzaus drabužis vadinamas šventu, bet pats Jėzus kaip asmuo yra šventas, nekaltas, tyras, atskirtas nuo nusidėjėlių. Taigi, kada mes kalbame apie drabužius, pirmiausia, greičiausiai kaip pritaikymą mes galime matyti būtent mūsų šventą gyvenimo būdą, šventą, priimtiną, Dievo vertą gyvenimo būdą, mūsų pasirinkimus, mūsų apsisprendimus,
mūsų žodžius ir veiksmus, mūsų mintis ir motyvus Dievo atžvilgių, žmonių atžvilgių. Na ir sakykime, dabar tas vyriausiasis kunigas Jėzus Kristus, apie kurį mes ką tik skaitome, Apreiškimo knygoje, 1 skyriuje, mes skaitome, kad jis paskyrė, jis padarė iš mūsų kunigus, ar ne? 5 eilutė. Tam, kuris pamilo mus, eina kalba apie Jėzų, tam, kuris pamilo mus ir nuplovė savo krauju mūsų nuodėmes ir padarė iš mūsų karalystę bei kunigus savo Dievui ir Tėvui. Jam šlovė ir galybė per amžius. Amen. Taigi mes skaitome, kad Jėzus padarė iš mūsų karalystę bei kunigus. Taigi mes esame Dievo kunigai, padarė mūsų kunigus savo Dievui ir Tėvui. Taigi, kada mes skaitome Senąjį testamentą, skaitome apie Aaroną, jo sūnus, apie kunigystę, apie tuos puošnius drabužius, mes galime kaip pritaikymą viso to matyti, jog mes esame kunigai ir kad tie šventi drabužiai kalba apie mūsų šventą gyvenimą Dievo ir žmonių akivaizdoje. Taigi, skaitykime toliau. Penkta eilutė. Rūbams imk auksą, mėlynų, violetinių, raudonų ir plonų lininių siūlų. Efodą padarysi iš aukso, mėlynų, violetinių, raudonų ir plonų suktų lininių siūlų, meniškai juos išausdamas. Taigi, pirma, kas krenta į akis, kad rūbams imk auksą. Ir aš paskaičiavau, kiek kartų šiame skyriuje, 28 skyriuje, kur kalbama tik apie kunigo drabužius, kiek kartų panaudotas žodis auksas, auksinis, iš aukso. Ir suskaičiavau 16 kartų, tai yra labai dažnai pasikartojantis žodis. Tai rodo, kad tas visas kunigo apriedas, jame bus daug aukso. Tie drabužiai bus brangus, jie bus vertingi, ten bus daug šio tauraus metalo, kuris kalba, kaip mes ir skaitėme, apie iškilmingumą, apie grožį, apie vertę, apie brangumą to drabužio, vertingumą to drabužio. Didelė vertė to drabužio ir visų tų kitų priedų, iš kurių susidės visas tas kunigo apriedas, kaip kad pavyzdžiui, tas skydelis ant krūtinės, ar pats efodas ir panašiai. Tai rodo būtent apie, kalba apie mūsų tikėjimo, mūsų švento gyvenimo vertę Dievo akise ir žmonių akise, be jokios abejonės, kad žmonės vertina dažniausiai sąžiningą gyvenimą, dorą gyvenimą, žmogų, kuris laikosi žodžio, žmogų, kuris yra darbštus, ar ne žmogų, kuris yra sąžiningas, kuris yra švelnus kalboje, kuris susilaiko nuo pykčio, keršto ir daugelio kitų dalykų. Mes matome, kad toks gyvenimas yra vertingas. Tikėjimas Dievu yra vertingas Dievui ir žmonėms. Taigi mes matome, kad tie drabužiai buvo tikrai puošnus, tikrai ištaigingi, tikrai brangus padaryti. Ir tai kalba apie mūsų dvasinio gyvenimo vertę, apie mūsų to švento gyvenimo Dievui ir žmonėms vertę. Taigi tas efodas kaip viršutinė to apdaro dalis, kurią rengdavosi kunigas paskiausiai, buvo būtent tas efodas. Toks sunku nusakyti, kokį tai žodį lietuvišką pritaikyti tam, bet toks kaip panašus dalykas į liemenę, bet ji buvo labai iškilminga ir graži.
7 eilutė, ant to efodo bus 2 petnešos sujungtos savo kraštais ir taip jis bus sujungtas. Juostą efodui padarysi taip pat kaip efodą, iš aukso, mėlynų, violetinių, raudonų ir suktų lininių siūlų. Imsi 2 onikso akmenėlius ir juose įrėši Izraelio sūnų vardus, 6 vardus viename akmenėlyje ir 6 antrame jų gimimo eile. Kaip auksakaliai ir brangių akmenų raižytojai daro, taip įrėši juose Izraelio sūnų vardus ir įstatys akmenėlius į auksinius įdėklus. Pritvirtinsi juos ant abiejų efodo pečių kaip atminimo ženklą Izraelio sūnums ir Aaronas nešios jų vardus Viešpaties akivaizdoje ant abiejų pečių atminimui. Taigi mes matome, eina kalba apie efodą. Ir dar viena detalė, Dievas sako, paimsiu 2 akmenėlius, onikso akmenėlius ir ant jų išraižysi ant kiekvieno iš jų po 6 Izraelio patriarchų, Izraelio tėvų vardus. 6 ant vieno, 6 ant kito ir pritvirtinsi juos ant to efodo pečių. Ir Aaronas, apsirengęs tą efodą su tais akmenėliais ir rašytais patriarchų vardais, tėvų vardais, Izraelio tėvų vardais, jis įeis į susitikimo palapinę tarnauti Dievui, įeis į šventų švenčiausiai Dievo akivaizdą, ir įsineš tuos vardus Dievo akivaizdon. Jie bus regimi Dievo akivaizdoje. Sako, kad Aaronas nešios jų vardus Viešpaties akivaizdoje ant abiejų pečių atminimui. Ir čia mes, manau, galime taip pat įvardinti dar vieną pritaikymą, kad kunigas, ypač kai mes kalbame apie vyriausiąjį kunigą, būtent šiam vyriausiam kunigui bus būdinga tai, kad Izraelio tėvų vardai bus tiek įrišti šiuose 2 akmenėliuose ir bus ant jo pečių pritvirtinti. Ir paskui dar šiek tiek vėliau mes skaitysime, kad Dievas paliepė padaryti dar tokį krūtinės skydelį, į kurį bus taip pat įdėti 12 skirtingų brangakmenių, ant kurių kiekvieno bus įrėžti, išraižyti būtent kiekvieno iš Izraelio tėvų vardai. Taigi mes matome, kad tas aprėdas, vyriausiojo kunigo aprėdas, nebuvo toksai eilinis, kad jame buvo vardai, jame buvo žmonių vardai, tam tikrų žmonių vardai. Tai buvo 12 Izraelio giminių vardai, galima taip pasakyti. O tai reiškia, kad Aarono drabužyje faktiškai buvo įrašyta visa tauta, visas Izraelis. Izraelio tėvai, Izraelio patriarchų vardai, jie simbolizavo visą Izraelį, nes tai buvo Izraelio giminių kartu vardai. Ir tai reiškia, kad Aaronas, kaip vyriausiasis kunigas, įeidamas į susitikimo palapinę, jis tarsi įeidavo kaip užtarėjas, kaip tarpininkas tarp Dievo ir visos savo tautos. Ir kai kunigai aukodavo aukas už nuodėmes, tai buvo jų tas tarnavimo, sutaikinimo, užtarimo tarnavimas už tautą, už visus žmonės. Tai ir yra viena pagrindinių kunigo paskirčių arba tarnysčių – užtarti prieš Dievą žmonės, atnešti Dievo akivaizdon žmonės, maldauti pasigailėjimo, atleidimo, gailestingumo žmonėms. Ir būtent Aaronas tai daro. Ir jeigu mes sutinkame, kad Aaronas būtent kaip vyriausiasis kunigas mums pranašiškai kalba ir rodo Jėzų Kristų kaip vyriausiai kunigą, tai mes matome, kad būtent Jėzus taip pat ateina pas Dievą, atnešdamas jau nebe avinų
ar veršių kraują Dievo akivaizdon, kaip mes matysime, kad kunigai aukos būtent gyvulių aukas ir lies gyvulių kraują kaip užtarimą permaldama Dievo akivaizdų žmonių kaltes. Tai Jėzus Kristus, vyriausiasis kunigas, ateis nebe su gyvulių krauju, bet savo asmeniniu krauju pralietų Golgotoje, pralietų ant kryžiaus už visos žmonijos nuodėmes, visų žmonių nuodėmes. Jis ateis kaip tarpininkas tarp Dievo ir visos žmonijos, visų tautų, ne tik Izraelio tautos. Ir čia mes pamatome būtent šią svarbią detalę, kad Jėzus tarnauja žmonėms, Jėzus tarnauja mums visiems. Jis užtaria mus, jis yra gailestingas kunigas, Dievas. Ir su savo krauju ateina užtardamas mūsų Tėvo akivaizdon. Ir mes matome, kad būtent tie onikso akmenėliai jie bus įtvirtinti tokiam aukse, vėlgi auksiniuose įdėkluose. Kad tie vardai yra brangus Dievo akivaizdoje, jie yra tarp aukso, tai rodo jų vertę. Ir tie akmenėliai, tie akmenys yra neeiliniai, atrasti ant žemės akmenys, tai yra brangakmeniai. Ir tai rodo žmogaus vertę, žmonių vertę Dievo akivaizdai, kad Dievas brangina ir vertina kiekvieną iš mūsų, todėl kad jis mus sukūrė pagal savo atvaizdą ir pavidalą. Aš manau, kad čia mes sustosime ir toliau kalbėti, aptarti kunigo drabužius mes pratęsime kitoje laidoje. Šiandien mes pasakėme pakankamai daug apie tai, kad Aronas kaip vyriausiasis kunigas rodo mums į Jėzų Kristų kaip vyriausiai kunigą. Apie tai, kad Arono sūnus kaip kunigai kalba greičiausiai apie mūsų kunigystę, į kurią mus pašaukęs yra pats Jėzus Kristus būti kunigais Tėvui ir Tėvui, kad viena iš pagrindinių kunigo misijų arba tarnysčių yra būtent atnešimas Dievui jo žmonių, jo tautos, kad kunigas jis pastarnauja kaip užtarėjas, kaip tarpininkas, permaldautojas, ar ne, Dievo akivaizdoje. Ir kad tie drabužiai, kurie taip yra smulkiai nupasakomi, prašomi, kokie jie turi būti, šventi drabužiai, kalba šiandieną Naujojo testamento metu greičiausiai apie mūsų apvalymą, tai kad apie mūsų teisumą Dievo akivaizdoje, kad Dievas mums duoda tuos dvasinius nematomus drabužius, tą teisumą, tą švarą, tą nepiktinumą, nekaltumą Dievo akivaizdoje, teisumo drabužius. Naujasis testamentas kalba apie tai. Ir tai be jokios abejonės išreiškiama kažkaip išoriškai, fiziškai, regimai. Tai, ką aplinkiniai žmonės gali matyti, apčiuopti, žvelgti, vardinti. Taigi tai kalba ne tiek apie tą išorinį drabužį, materialų drabužį, bet apie gyvenimo kokybę, apie gyvenimo vertę, apie tikėjimo Dievu vertę, nes mes matome, kad daug aukso naudojama kunigo drabužių padarimui. Ir taip pat mes pamatėme, kad ant to efodo buvo 2 akmenėliai su vardais. Ir kitoj laidoje skaitysime mes apie krūtinės skydelį, kuriame taip pat bus brangakmeniai, 12 brangakmenių, ant kiekvieno iš jo bus įrėžtas vardas Izraelio giminės. Ir tai su tais vardais vyriausiasis kunigas įeidavo į susitikimo palapinę Dievo akivaizdon, atnešdamas būtent tuos žmonės, užtardamas, atmindamas, primindamas, prisimindamas tuos žmonės Dievo akivaizdon. Ir tai be jokios abejonės kalba apie Jėzaus Kristaus meilę mums, kad jis nešioja mūsų vardus savo širdį. Mes matysim, kad tas skydelis kabėjo
ant krūtinės prie Arono širdies. Ir tai rodo, kad tie vardai nebuvo bereikšmiai, tie vardai buvo arti širdies. Tai kalba apie tai, kad Jėzus nešioja mūsų vardus savo širdyje, juos brangina ir vertina. Ir tą vertę jisai rodė tuo, kad praliejo savo kraują už mus kaip kainą, kaip atpirkimą. Taigi tiek apie šią skaitinio dalį iš 28 skyriaus. Kviečiu įsijungti kitą kartą, mes pratęsime skaityti ir gilintis į Šventąjį raštą. Atsisveikinu, linkiu Dievo artumo, sudie.